Atstumtojo atstūmimo trauma susiformuoja atstūmimo situacijoje. Atsitrauk nuo manęs, palik mane ramybėje, ko tau čia reikia. To pasiekoje susiformuoja įsitikinimas, kad toks tokia, koks kokia esu, aš nereikalinga, aš neturiu teisės būti. Vietoj tos realybės, kurios nori atsisakyti, kurioje nebenori gyventi, ko nebenori savo būsimame gyvenime, savo ateities tikrovėje, rinkis tai, ko nori. Tai gali skambėti kaip kokia mistika, netiesa. Jei manai, kad tai per daug paprasta, priminsiu, kad galioja trikampio taisyklė. Stiprus ketinimas, silpnas veiksmas, stiprus rezultatas. Stiprus ketinimai, stiprus veiksmai duoda silpnus rezultatus. Šiame trikampyje ketinimas, veiksmas, rezultatas yra tik dvi stipriosios pusės, dvi stiprios viršūnės. Ir būtent juos renkamės savo rezultato pasiekimui. Stiprus ketinimas ir stiprus rezultatas. Norėdami gauti mums reikalingą rezultatą, renkamės stiprų ketinimą ir silpną veiksmą, tai yra naudojame minimalias pastangas. O šiuo atveju atliekame šį praktinį darbą. Jei pasakytum savo, kad po 100 pypkių man tai neveiks, tokiu pasakymu tu paneigtum savo ketinimą išgyti ir pareikštum ketinimą atšaukti transformaciją. Taigi, jei tokia abejonė kilo, tokiai savo abejonė gali pasakyti: abejonėms ne vieta mano gyvenime, išeikit iš mano gyvenimo, išeikit iš mano erdvės. Toks mano noras, tokia mano valia. Taigi, stiprus ketinimai, silpni veiksmai duoda stiprių rezultatų. Įvardink savo ketinimą, ko nori pasiekti, ką nori gauti šios praktikos metu. Aš vardu to, kas aš esu, išreiškiu savo troškimą ir savo tikslą surasti, iškelti ir išgydyti visas mane varginančias traumas, trukdančias man būti savimi, būti laimingai, būti harmoningai, būti laisvai, realizuoti save ir gyventi taip, kaip noriu, ir tokiu greičiu, kuriuo man patogu ir priimtina. Prašau savo angelų, archangelų, globėjų, vadovų, mentorių ir kitų šviesos būtybių, kurios gali ir nori man padėti. Padėkite man sklandžiai pereiti šią patirtį ir pasiekti kokybišką rezultatą. Skelbiu šiandieną paskutinę savo praėjusio gyvenimo dieną ir pradžia naujo gyvenimo. Kai atsikratau visko, ko nereikia, kas skauda ir skaudina, kas nebetarnauja, nebenoriu to daugiau nešiotis su savimi. Su šiais žodžiais leidžiuosi į šią ilgą kelionę per savo traumas, savo ribotumą, kad pagaliau užbaigčiau šią skausmingą savo gyvenimo dalį ir atrasčiau naują. Šios praktikos metu dirbsime keliais lygmenimis. Paviršutiniškiau su tais, kuriems šiuo metu trūksta resurso ir energijos, o gal ir stipraus ketinimo. Vidutiniškiau su tais, kuriems šis darbas tarsi darbas fone, tarsi tuo pat metu darytų ką nors kitą. Ir labai giliai su tais, kurie dabar yra laisvi ir rimtai nusiteikę savai transformacijai. Kiekviena transformacija turi pasekmes. Jei transformacija įvyksta labai greitai, dažnai ji turi ir atgarsį fizinėme kūne. Diskomforto, skausmo, lengvesnės ligos pavidalu ar panašiai. Jei šito bijai ir nori išvengti, paskelbk dar vieną ketinimą.
Aš vardu to, kas aš esu, išreiškiu savo pageidavimą, kad mano valymasis ir transformacija vyktų ne per materiją, ne per fizinį kūną. Jau verčiau valymasis ir transformacija vyktų lėčiau, ne taip ryškiai, ne taip akivaizdžiai, bet kad mano kūnas manęs nestabdytų. Tačiau vis viena efektingai ir harmoningai. Tokia mano valia. Šios meditacinės praktikos metu bus šiek tiek praktinio darbo ir šiek tiek gilesnio pasinėrimo į meditacinę būseną. Pirmas dalykas, kurį darysime, tai savęs susigrąžinimas. Tarsi koks naujas susikomplektavimas. Atstumtieji atstumia save. Jie atsisako savo nuomonės, pojūčių, jausmų, troškimų, interesų, suniveliuoja savo asmeninės ribas. Jie fragmentuoja save, tarsi atlaužia savęs gabalą, dalelę savęs ir išmeta ją į savo sąmonės periferiją tam, kad tos dalys, tiek fragmentai, nekeltų triukšmo ir diskomforto, tiesiog netrukdytų. Šiandien juos susigrąžinsi, nes tau jų reikia, nes mums visiems reikia visų mūsų dalių. Mes turime būti vientisi. Atstumtieji yra pilni baimių, o kai baimė sukyla ir jį užvaldo galvą, tuomet žmogus atsiduri tarsi kokiame baimės burbulo viduje ir tuomet visas pasaulis atrodo kaip didžiulė baimė. Kai baimė pakyla ir apima, sunku su ja susidoroti. Nuo ko pradėti? Gali pradėti nuo šios frazės. Aš apšviečiu savo baimę sąmoningumo spinduliu. Sąmoningumas yra mūsų aukštesniojo aš dėmesys. Tai meilės transliacija per dėmesį. Kur dėmesys, ten ir energija. Kur energija, ten ir veiksmas. Nukreipdami savo dėmesį, mes nukreipiame savo energiją. Dėmesys ne į baimę, o į sąmoningumą. Stiprėjant sąmoningumui ir vyksta transformacija. Kai aktyvuojame sąmoningumą, pereiname į išaugusios, padidėjusios arba išsiplėtusios sąmonės būseną. Tokioje būsenoje pasislenka mūsų surinkimo taškas. Taškas, kur koncentruojasi maksimali suminė žmogaus energija. Ir tuomet nustojame būti žmogumi patiriančių baimę. Tampame dvasinga esybė, esančia žmogaus kūne, kuri tik patiria baimės jausmą arba susipažįsta su baime. Nes aš esu ne baimėje, nes aš nebijau, bet aš stebiu save, kaip aš patiriu baimę. Bet kada, kai tik pajusi baimę, pasakyk savo, aš apšviečiu savo baimėms sąmoningumo spinduliu. Aš apšviečiu savo baimę sąmoningumo spinduliu. Ir tiesiog įsivaizduok tiesiai į krūtinę šviečiantį spindulį, sąmonės spindulį iš savo aukštesniojo aš. Ir pamatysi, kaip išsisklaido baimės šydas. Ir kai tai stebi, tu tai transformuoji. Ir tai yra kvantų dėsnis. Stebėtojo efektas stipriai įtakoja veiksmo rezultatus. Kai matai baimę ir įjungi sąmoningumą, įsijungia galingesnis, aukštesnis tavo resursas, kuris ištirpdo ir transformuoja, nes baimė ištirpdo meilę. Baimę ištirpdo tavo sąmoningumas, tavo sąmoningas dėmesys. Kitas dalykas, kurį tau reikia susigrąžinti, tai tavo teisė būti savame kūne. Pasakyk, aš pripažįstu, kad esu.
Aš esu. Aš egzistuoju. Aš atgaunu teisę būti. Atstumtieji neturi teisės būti egzistuoti, o kai garsiai kietai aiškiai pareiški, kad tu esi, prasilaužia vidinė struktūra, aktyvuojasi energija kūne. Tarsi pasaulis tampa platesnis, kūnas tarsi didėja. Šiam teiginiui užtvirtinti gali trinktelti kumščiu arba treptelti koją. Tu pralauži programas, išjudini blokus. Kad energija galėtų laisvai cirkuliuoti kūnu, kad kūne pajustum plėtrą. Nes apleistųjų kūnai dažnai būna susigūžę, užgniaužti. Jutimas kūnu tai pirmas dalykas, kurį turi aktyvuoti apleistieji. Aš esu. Aš egzistuoju. Aš turiu teisę būti. Susigrąžink teisę į šią frazę. Pasisavink ją. Tiesiog privatizuok ją. Kai ištari frazę aš turiu teisę, kurioje kūno vietoje ji atsiliepia. Paklausyk, kurioje kūno vietoje ji atsiliepia. Ir į tą vietą tiesiog pasakyk. Aš tave myliu. Aš tave priimu. Aš tavimi rūpinuosi. Aš tave saugau. Tu esi saugi. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Ir tęsk savęs susigrąžinimo procesą. Esu toks pat vertingas kaip ir visi kiti. Aš esu lygiavertė šio pasaulio dalis. Aš esu vertas kaip ir kiti. Aš turiu visas tas pačias teises kaip ir jie. Aš turiu teisę gyventi. Aš turiu teisę būti. Aš turiu teisę vaikščioti. Aš turiu teisę norėti. Aš turiu teisę nenorėti. Aš turiu teisę kentėti. Aš turiu teisę būti liūdnas. Aš turiu teisę būti kvailas. Aš turiu teisę būti triukšmingas. Aš turiu teisę erzinti. Aš turiu teisę jaustis nepatogiai. Pagalvok, kokią dar teisę norėtum deklaruoti. Pasakyk ją garsiai arba savo mintyse. Aš turiu teisę. Aš turiu teisę. Aš turiu teisę. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Ir tęsk toliau. Man gera būti tokiam, koks esu. Aš galiu būti geras. Aš galiu būti blogas. Aš esu geras toks, koks esu. Aš esu gera tokia, kokia esu. Įkvepiam, iškvepiam. Atstumtieji patyrė arba patiria daug emocinio priešiškumo. Būtent tai dažniausiai ir suformuoja atstūmimo traumą, nes pasaulis yra priešiškas. Juk jis manęs nenori, jis mane atstūmė. Įkvepiam, iškvepiam. Dabar įsivaizduok prieš save tarsi stiklinį rutulį, sferą, sudarytą iš energijos, skaidrę ir tuščiavidurę. Ir prisimink,
Surask ir ištrauk iš savęs visus epizodus, vaizdus, situacijas, prisiminimus, susijusius su atstumimu, neigimu, bet kokiu priešiškumu ir ištark, kad tu iškeli visą tai į šią sferą ir perkelk juos į sferą. Įkvepi ir iškvepi ir į sferą. Įkvepi ir į sferą. Sfera leidžia įkvepiant įdėti į ją kažką, iškvepiant jį užsidaro ir niekas iš jos nebegali išeiti. Ir dabar ištark pakankamai garsiai, aiškiai ir autoritetingai. Jei neišeina garsiai, tuomet sakyk mintyse. Aš pašalinu iš savęs priešiškumą. Ir įsivaizduok, kad šviesos ranka ištrauki kažkokius fragmentus susijusius su priešiškumu. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs kitų žmonių priešiškumą. Gal kažkas kažkada kreivai tave pažiūrėjo. Gal kažkas kažkada ko nors blogo palinkėjo. Gal kažkas kažkada net kažkokį prakeiksmą nusiuntė. Atstumtieji pritraukia tokius žmonės ir tokias energijas. Ir dar kartą ištark. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs kitų žmonių priešiškumą. Ir į sferą įkvėpk ir mesk į sferą. Gali net konkretizuoti, jei tau atsišaukia. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs mamos priešiškumą. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs tėčio priešiškumą. Ir tiesiog šviesos rankomis, kaip kokį voratinklį, nuimk nuo savęs ir į sferą. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs brolio priešiškumą. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs sesers priešiškumą. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs draugo, draugės, vyro, žmonos, vaikino, buvusiojo vaikino, anytos, uošvienės, kaimynės priešiškumą. Ir tiesiog šviesos rankomis, kaip kokį voratinklį, nuimk nuo savęs tą priešiškumo energiją, įkvėpk ir į sferą. Aš ištraukiu ir pašalinu iš savęs kitų žmonių priešiškumą. Ir į sferą. Dabar įkvėpk ir iškvėpk. Aš ištraukiu iš savęs ir pašalinu visą kitų žmonių priešiškumą, nesvarbu, kieno jis būtų. Ir į stiklinę sferą. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Dabar imk kitą tuščią sferą ir ištark. Aš ištraukiu iš savęs ir pašalinu savo priešiškumą. Aš ištraukiu iš savęs ir pašalinu savo priešiškumą. Įkvėpk ir į stiklinę sferą.
tą priešiškumą pačiam savo, kai smerkiau ir kaltinau save, kai keikiau ir atmečiau save, kai pykau ant savęs, kad esu išsišokėlė ar provokatorė, kai maniau, kad neteisingai pasielgiau. Prisimink, kada smerkiai save ir tą epizodą kelk į stiklinę sferą. Aš ištraukiu iš savęs ir pašalinu savo priešiškumą. Ir į sferą. Ir tada sakyk savo aukštesniajam aš. Noriu, kad pamatytum ir išgirstum mano valią. Kad aš kartą ir visiems laikams pašalinu iš tavęs savo ir kitų žmonių priešiškumą. Pašalinu viską, kas trukdė man jaustis saugiai, kas man trukdė matyti pasaulį draugišką ir palankų, kas man trukdė matyti žmonės draugiškus, malonius, rūpestingus ir nuoširdžius. Aš ištraukiu iš savęs ir pašalinu bet kokį priešiškumą, bet kokį savo priešiškumą. Įkvėpimas, iškvėpimas. Aš ištraukiu iš savęs ir pašalinu savo priešiškumą. Bet kokį savo priešiškumą prieš save, bet kokį savo priešiškumą savo. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Dabar paimk trečią sferą. Tai bus karminių pamokų su kitais žmonėmis užbaigimas. Dabar aš ištraukiu ir pašalinu savo žmonių priešiškumą iš kitų žmonių. Kad procesas būtų greitesnis, įsivaizduok, kad ši trečia sfera yra kaip dulkių siurblys. Dabar aš ištraukiu ir pašalinu savo priešiškumą iš kitų žmonių. Įkvėpimas ir į sferą. Bet koks kada nors iš tavęs kilęs priešiškumas kitų žmonių atžvilgių, įvairiais fragmentais, situacijomis, epizodais, prisiminimais, tiesiog siurbte susiurbimus į trečią sferą. Aš ištraukiu ir šalinu savo priešiškumą, kuris kada nors buvo nukreiptas į kitus žmones. Įkvėpimas ir į sferą. Įkvėpimas ir į sferą. Ištraukiu ir šalinu savo priešiškumą, kada nors įstrigusi kitose žmonėse. Dabar gali pasakyti, mano aukštesnysis aš, noriu, kad išgirstum ir paliūdintum mano nuoširdų troškimą. Kartą ir visiems laikams. Uždaryti, išgydyti šią priešiškumo traumą. Ir vietoj priešiškumo pripildyti mane gėrio ir meilės energiją. Suvokimo, kad esu gera tokia, kokia esu. Kad esu reikalinga tokia, kokia esu. Kad esu vertinga tokia, kokia esu. Ir kad viskas su manim gerai.
Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Iškvėpdama paskirstyk šią energiją visame kūne. Įkvėpimas, iškvėpimas. Dabar imk tas 3 sferas ir sakyk: siunčiu energiją esančią šiuose 3 sferose į tas visatos rytis, kuriuose jos bus išskaidytos į pirminius elementus arba perdirbtos, kad iš jų būtų sukurta kažkas naujo ir vertingo visatoje. Ir dabar įsivaizduok, kaip visos šios 3 sferos pradeda mažėti, mažėti, mažėti. Ir jei kažkuri tai tavo dalis vis tiek priešinasi šiam veiksmui, jaučia kažkokią baimę, pasakyk jai: suteikiu tau meilės apsaugą, suteikiu tau aukštesniojo aš apsaugą. Siūlau tau laimingą, apsaugotą, harmoningą gyvenimą. Tu esi vertinga tokia, kokia esi. Ir nuo šiol pasaulis rūpinsis tavim ir saugos tave. Jei jauti impulsą kažkaip pamaloninti šią savo dalį, gali padovanoti jai gėlių arba duoti šviesos spindulį, šviesos rutulį, bet ką, kad ši dalis nesijaudintų ir pasijustų saugi. Įkvėpimas, iškvėpimas. Sferos vis mąžta ir mąžta, kol tiek susitraukia, kad belieka vos taškeliai. Stebėk arba įsivaizduok, kaip išnyksta ir šie taškeliai. Įkvėpimas, iškvėpimas. Išnyksta visos 3 sferos, kuriuose buvo perkeltas bet koks priešiškumas. Priešiškumas, bet koks priešiškumas. Išnyksta. Jo nebelieka. Jo nebėra. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Yra tik jausmas, kad tu esi teisinga, kad tau gera tokiai, kokia esi, kad esi tinkama tokia, kokia esi, vertinga tokia, kokia esi. Kokia dabar tavo būklė? Kaip dabar jautiesi? Įkvėpimas, iškvėpimas. O dabar atėjo laikas susigrąžinti tas dalis, kurias kažkada atmetei dėl kažkokių priežasčių. Aš susigrąžinu save. Aš susigrąžinu savo visus save. Kvailus, juokingus, kaprizingus, netinkamus, per daug norinčius, per daug prašančius. Dabar gali sakyti, kas dabar tau eina, kokius save tu nori susigrąžinti. Aš susigrąžinu savo visus save. Aš atgaunu save, skelbiu savo amnestiją. Atleidžiu visiems, kurie laikė save kaltais. Atleidžiu visiems, kurie liejo pykti ant kitų. Atleidžiu visiems, kurie sukėlė pajuoką. Atleidžiu visiems, kuriuos atmečiau, laikydama juos nepakankamai gerais. Sugrąžinsiu jūs visus į save. Aš duodu jums meilę. Dovanoju jums palaiminimą. Sutinku, kad jūs turite teisę būti. Aš galiu ir noriu jūs priimti, transformuoti, patobulinti,
ir pakelti iki dabartinio savo lygio. Aš atleidžiu, priimu, laiminu visas šias atstumtasias savo dalis. Atleidžiu, priimu, laiminu. Atleidžiu, priimu, laiminu. Įkvėpk ir pajusk, kiek daug tavęs sugrįžo į tave, į tavo kūną. Įkvėpimas, viskas integruojasi, viskas grįžta ir integruojasi ten, kur turi būti, į tas vietas, iš kurių buvo išbrauktos, atimtos, atlaužtos tos dalys. Šis resursas tinkamai pasiskirsto po visą tavo kūną. Kvėpuok ir su kiekvienu iškvėpimu leisk kiekvienai savęs daliai užimti savo vietą tavo viduje. Įkvėpk, iškvėpk. Kiekviena tavoji dalis turi savų gabumų, savų sugebėjimų, savų dovanų. Ta dalis, kuri daug nori, moka suprasti ir jausti save, tau to reikia. Ta dalis, kuri būna kaprizinga, saugo tave, kad nešvaistytum energijos be reikalo. Ta dalis, kuri elgiasi kvailai, yra spontaniška, yra laisva. Kiekviena iš šių dalių tai dovana tau. Kai atleidžiame, priimame ir laiminame šias dalis, jos mumyse integruojasi taip, kad visos šios dovanos atsiskleistų visų savo turtingumu. Įkvėpk ir iškvėpk. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpk. Gali šiek tiek atsipūsti po šio sunkaus darbo ir prašyti savo aukštesniojo aš, kad ši integracija vyktų autopilotu. Vyktų tokiu tempu ir greičiu, kuris optimaliausiai tinka tau. Jei šio darbo, šios praktikos metu tau pritrūko energijos, nenusimink. Tai tiesiog reiškia, kad šioms transformacijoms dabar tau reikia daugiau energijos ir mažiau proto pasipriešinimo. Viskas gerai. Nesąmoningame lygmenyje darbas vis tiek vyksta ir vyks tiek, kiek to reikės. Tokiu tempu ir greičiu, kuris optimaliausiai tinka tau. Be to, tu visada gali šį darbą pakartoti. O dabar imk tiek, kiek gali paimti. Skirk savo laiko. Būk atlaidesnė ir mažiau reikli savo. Būk atlaidesnis ir mažiau reiklus savo. Sekančioje dalyje rasi praktinę gydomąją meditaciją. Ženk žingsnį atstūmimo traumos išsigydymo link.